Labas rytas, šiandien pakalbėkim apie tokius dalykus. Ar tau kraujuoja dantenos, ar skauda sąnarius, ar jau atsibodo jausti nuovargį ir stresą, ar norėtum apsaugos nuo UV spindulių, ar norėtum stangrios ir gražios odos. Jeigu į visus klausimus atsakei taip, tau reikia vitamino C bombos. Ne šiaip su vitamino C, bet tokio vitamino C bombos, kuris turi visą kompleksą reikalingų maisto medžiagų. Žiūrėkit, aš šitus naudoju ir aš labai džiaugiuosi, kad galime turėti dabar šiais laikais tokius maisto papildus, kurie atsakingi ne tik už sveikatą, bet ir už grožį. Būtinai užgerkite daug vandens. Maisto papildai yra puikia prevencija visokioms lėtinėms ligoms, visokiems, tarp kitko, saugo nuo ląstelių pažaidos, tai vadinasi atitolina visokias vėžinius susiformavimus. Šitas vitaminas C bomba reikalingas dėl to, kad mūsų organizmas negamina vitamino C. Tiesiog mes jo turim gauti su maistu. Bet maistas tai nėra toksai, koks buvo prieš 100 metų. Dabar yra labai daug užterštų dalykų ir pats trąšos, pesticidai, visokie kiti dalykai, kurie maistą mūsų padaro tokį, kuris yra tik tai gražus, bet naudos iš jo labai mažai. Ir apskritai, tu nesuvalgysi tiek daug citrinų, greipfruktų, ananasų, kad gauti tą vitaminą C reikiamą normą ir kad jisai įsisavintų. Šitas vitaminas C bomba, jisai kainuoja nemažai. Čia yra kardiologo Tomo Ježevskio, ta prasme, sukurtas produktas, jisai už jį garantuoja, jisai yra labai žinomas gydytojas kardiologas ir šitas maisto papildas, jeigu jūsų kraujospūdis, jeigu šitos kraujagyslės yra silpnos ar trukinėja, jeigu kraujuoja dantenos, jeigu būna sąnarių skausmai, oda, kad nebūtų suglebus nuo UV spindulių, žinokit, šitas maisto papildas, jisai yra būtent tam skirtas. Jo kaina yra 73, šiandien jo kaina yra minus 15 eurų, tai yra 20% nuolaida, 58 eurai. Taip, kad tikrai dar turiu kokius 3-4, jeigu nori, rezervuokis ir turėk sveiką, gražią odą, stiprų imunitetą, energiją. Ir jeigu tu bandai, kad kažkam tai šita informacija yra naudinga, būtinai prašau pasidalink šito laivu. Ir visi, kas pasidalink šito laivu, dalyvauja loterijoje laimėti virtuvės valiklį. Labas Živilė, sveiki visi, pasidalinkite šito laivu ir parašykite komentarus pasidalinau. Šitas virtuvės valiklis pasidaro pusės litro. Įsivaizduokit, viena maža tabletė, jinai yra ekologiška, jinai yra draugiška su gamta ir nepapuola ten į nutekamuosius vandenius kaip chemija ir neuždumblina mūsų ežerų ir po to, kai sakoma, nekenkiam gamtai. Tai šitą virtuvės valiklį galim naudoti garų surinkėją, valyti spinteles, stalviršius, kietesnius paviršius, viską, kas yra virtuviai tokie reikalingi priežiūrai daiktai. Tai va, pasidalink šito laivu, komentarus parašyk pasidalinau, užtagink draugę ir laimėk šitą virtuvės valiklį, šitą kapsulę, iš kurio pasidaro pusę litro. Siuntimas neįskaičiuotas, tiesiog visi, kas dalinasi, burtų keliu rytoj ištrauksiu laimėtoją. Tai va, ir grįžtant prie mūsų vitamino C bombą, tai, kaip ir sakiau, mūsų organizmas negamina vitamino C, mums reikia jo gauti, todėl rekomenduoju pasirūpinti savo sveikata, savo grožiu, savo energiją, savo gerą nuotaiką, savo gerų miegų, maisto papildų pagalba. Ir tarp kitko, gydytojai nelabai patenkinti, kad mes rekomenduojam maisto papildus, nes žinot, kokia yra farmacijos rinka, net knyga yra parašyta apie tai, kokia yra didelė industrija farmacijos rinka. Ir geriau būkim sveiki, rūpinkime savo sveikata, neišleiskim pinigų ant menkniekių, kurie nieko neverti, ant prasto maisto, bet geriau
pasidėkim, kaip sakant, ir turėkim gerą maisto papildą, kuris yra ilgamžiškumo, grožio, energijos, jaunystės paslaptis. Tai tiek šiandieną norėjau su jumis pasidalinti. Aš važiuoju jau į ofisą, turiu mokymus apie investavimą. Kas mane seka, turbūt žinote, kad dirbu ne tik su sveikata ir grožiu, dirbu ir su finansais. Kažkada dirbau Svetbanke, dar tada buvo Hansa bankas, paskui jisai pasivadino Svetbankas. Tai irgi darydavau draudimo nukreipimus ir dabar dirbu jau 4 metai su draudiminiam apsaugom ir patikėkit manim, jau pati esu gavus 918 eurų išmoką, nors mano įmoka mėnesinė yra tik 30 eurų per mėnesį, bet sudėtos apsaugos, aišku, aš galėčiau jas ir didesnės turėti, bet ką noriu pasakyti, kad daryk tai, kas tau patinka. Mėgaukis viskuo gyvenime, nebijok rizikuoti, bet, kaip sakoma, prisižiūrėk save, turėk apsaugas, pasirūpink savo sveikata ir ateitimi. Tai va, toks mano šiandien laivas. Ačiū visiems, kas pasidalinate, nes kas pasidalinsite ir komentaruose parašysite pasidalinau, užtaginsite draugę, kažkam tai atiteks šitas virtuvės valiklis, kuris nuvalo puikiai visus stalviršius, riebaluotus garų surinkėjus ir taip toliau. Taip, kad gero jums antradienio, aš esu labai gerai užsikūrus, aš po sporto klubo pasportavus, pabus pirteliai, žodžiu, nuotaika gera, saulė šviečia, švęskim vasarą, gyvenkim, mėgaukimės ir skleiskim meilį ir šilumą kitiems, nes visa tai, ką mes ištransliuojam, mums grįžta dvigubai. Tai to jums ir linkiu ir iki sekančių kartų. Ačiū, kas buvot, kas pasidalinote. Iki.